Sveiki, savo paskutinėje laidoje aš pasakoju apie tai, kad tyrimas dėl Šarūno Stepukonio pasisavinto 42 milijonų eurų eina į pabaigą. Ten dalis pinigų buvo pralošta, dalis nesėkmingai investuota į kažkokią Vengrijos teritorijoje registruotą platformą. Buvo spaudos konferencija, kurioje tiek prokuroras, tiek FNTT vadovas papasakoja, į kurią pusę vyksta krypsta tas tyrimas. Tuoj bus atiduota medžiaga teismui, jisai priims galutinį sprendimą. Ten jau paskirtos baudos Olympic kazino, neva jie nesilaikė kažkokiu tenais reikalavimu ir net skatino Šarūną Stepukonį lošti. Kažkaip šito vietoj pamirštama apie tai, kad turi būti ir kažkokia atsakomybė pačios lošimo priežiūros komisijos. Tas pats FNTT ir gaudavo ir turėjo reaguoti į tiek įnešamas sumas į Olympic kazino, tiek išgryninamas sumas, jeigu tokie buvo išgryninimai, nes pagal galiojančius teisės aktus kiekviena suma virš 1000 eurų, tiek įnešant pinigus, tiek išsiemant, tiesiog eina pranešimas FNTT apie tai, kad va tokia transakcija buvo daroma. Ir šitoj vietoj aš baigiau savo reportažą, savo laidą YouTube apie tai, kad būtų gerai, kad dar pasidomėtų žurnalistai tokių dalykų, kad dabartinis aplinkos ministras Povilas Poderskis lankėsi pas Šarūną Stepukonį ir, žinokit, vat, būtent prieš keletą dienų dauguma portalų ir parašė apie tai, kad teisingai pas Šarūną Stepukonį praėjus mėnesiui po to, kai jis prisidavė teisėsaugos institucijom, lankėsi Povilas Poderskis. Tai reiškia, chronologiškai atrodė taip, kad spalio 6-7, primenu tik tai tiem, kas nežiūrėjo tos laidos, spalio 6-7 įvyko apsikeitimas raštais tarp Šarūno Stepukonio, kuris tuo metu atstovavo Baltcap kai kurias įmonės ir Vilniaus miesto savivaldybės. Šarūnas Stepukonis paprašė, kad būtų indeksuojama visa statybų suma, kas liečia nacionalinį stadioną, o sekančią dieną, spalio 7-23 metų, buvo iš savivaldybės prašymas, kad užtat jie prašo dar pastatyti papildomą areną, padidinti nacionalinį stadioną nuo 15 000 iki 18 000 vietų. Ir vat, taip jie apsikeitė raštais ir matomai tas turėjo išspręsti tą dalyką, kad trūksta Baltcap kasoj maždaug 40 milijonų eurų. Tuo metu aš pasirodžiau su savo pranešimais, kad toks dalykas vyksta, kad Baltcap bando iš Šarūno Stepukonio išieškoti panašaus dydžio sumą. Tie skaičiai pasitvirtino vėliau, čia buvo 24 metų sausio vidurys, sausio 14 ar sausio 16, neprisimenu tiksliai, kada aš ten išėjau su tais pranešimais, kurie, kaip ir dabar sakau, pasitvirtino jau praktiškai po savaitės. Ten pradėjo tikslinti tuos skaičiukus, tai viena žiniasklaidos priemonė, tai kita žiniasklaidos priemonė. Ir vasario vidury, vasario pabaigoje, irgi netaip svarbu, Šarūnas Stepukonis pats pasidavė teisėsaugos institucijom ir buvo uždarytas liaudiškai į kaliūzę. Jau po mėnesio, maždaug po mėnesio, Povilas Poderskis apsilankė kalėjime. Šito vietoj, žiūrėkit, kažkoks absurdas, va čia šito vietoj nesueina. Atrodo, kad pas mus yra kažkokie neliečiamieji, kuriuos kartais pasaugo net teisėsauga. Tai reiškia, jeigu tik kažkam iškyla grėsmė iš tokių žmonių, kurių negalima liesti, darome žingsniai, dėl kurių bent jau tikrai turime teisę abejoti. Tai man klausimas, kokiu pagrindu Povilas Poderskis lankėsi pas Šarūną Stepukonį. Jis nei jam giminė, nei kažkoks draugas, nes jeigu būtų draugas, tai tada įsijungia kitas dalykas. Aš tik primenu, kad tuo metu, kai buvo pasirašoma sutartis dėl nacionalinio stadiono, tai Baltcap atstovavo Šarūnas Stepukonis, savivaldybė atstovavo Povilas Poderskis. Tai jeigu jie buvo draugai, tai jie turėjo tą deklaruoti. Jeigu jie nėra draugai ir Povilas Poderskis turėtų laikytis kažkokiu bent padorumo reikalavimu, tai aš nelabai suprantu, kokiu pagrindu jis lankėsi kalėjime ir tas jo paaiškinimas žiniasklaidai apie tai, kad jis norėjo iš pirmų lūpų išgirsti tiesą iš žmogaus, su kuriuo siejo keli bendri projektai. Tai yra kažkoks, nežinau, absoliutus briedas,
kuris gali sueiti žmogui, kuris, nežinau, žiniasklaidos neskaitęs ir nežiūrėjęs jokios paskutinius 3-4 metus. Nors kiek adekvatus žmogus turi mokėti nupiešti liniją iš taško A į tašką B. Tai tie du žmonės, kurie pasirašinėjo sutartį dėl nacionalinio stadiono, po Stepukonio sulaikymo vėl susitinka kalėjime. Čia klausimai, kodėl prokuroras, nes tik prokuroras, kuris veda tą tyrimą, gali leisti lankytis Povilui Poderskiui, galėjo leisti lankytis Povilui Poderskiui kalėjime. Visais kitais atvejais, nežinau, čia yra, nėra, jis turi būti arba giminė, arba advokatas. Tai tas leidimas jam buvo suteiktas ir klausimas, kodėl. Povilas Poderskis pats sako žurnalistams, kad jisai nebuvo apklausimas šitoje byloj. Tai irgi man tada, man nesueina. Aš norėčiau tikrai paaiškinimų šitoje situacijoje. Nes lygiai taip pat aš iškart prisimenu tą kitą epizodą. Prisimenat, buvo čia pasikreipę keli Seimo nariai dėl to, ar nebuvo kažkokio prioriteto tvarka, sutvarkytas sklypo šitos paskirties pakeitimas, kai reikėjo statyti Karalienės Mortos mokyklą Kairėnuose. Tai irgi žinom, kam jinai priklauso Austėjai Landsbergienei, kadangi tai yra žmonės vis dar santuokoje, Austėja ir Gabrielius, tai vėlgi čia ne visai Austėjai, o jeigu jinai ir savininkė užrašyta, tai yra bendrai santuokoje įgytas turtas, tai abiem, tai va, Landsbergiams, reiškia, priklauso ta mokykla ir buvo klausimų iš kai kurių Seimo narių, kurie pasikreipė ar prokuratūrą, ar STT. Ir žodžiu, apibendrinkime, teisėsaugos institucijos, kaip čia gali būti, kad tuo metu, kai kurie žmonės laukia metais, kol jiems bus pakeista žemės paskirtis, tai čia buvo padaryta per 1,5 mėnesio. Teisėsaugos institucijos išnagrinėję šitą prašymą pasakė, kad jie padarė tyrimą ir kažkokių pažeidimų nenustatė. Vėlgi, toks absurdas. Tie, kas gyvena Kairėnuose, kas domisi politika, arba turi net pažįstamų Kairėnuose, užtenka prisiminti, kad tuo metu, kai buvo nuspręsta kieno, Landsbergių buvo nuspręsta, kad toj vietoj turi išdygti mokykla, tai tiesiog visas tas rajonėlis buvo tiesiog sutvarkytas, taip kaip mes vadiname. Tai buvo tiek nutiesti šaligatviai, tiek kelias iki tos mokyklos buvo išasfaltuotas prioritetinė tvarka, o jeigu grįžtant, kaip jau minėjau, į tai, ką bandė sužinoti Seimo nariai, tai per 1,5 maždaug mėnesio, taip jie patys teigia, buvo sutvarkyti dokumentai ir pakeista žemės paskirtis toje vietoje. Matėt kur nors tokius stebuklus? Nematėt. Kas tuo metu atstovavo? Baltcap. Ir net ne Baltcap, o ten teisingai Baltcap, nesgi buvo irgi pranešimų krūva, kad Baltcapas investavo vėlgi 11 milijonų eurų į šitą mokyklą, kuri vėliau buvo atiduota kaip ir nuomai. Ar jinai iš tikrųjų atiduota nuomai ir kiek už tai yra mokama, mes gyvenime nesužinosim, nes tai yra sutartis tarp dviejų privačių subjektų, jie visiškai neprivalo kažkaip į viešumą rodyt, kokiom sąlygom buvo sudaryta nuoma ir ar kada nors buvo atsiskaityta pagal tą nuomą. Tai jeigu atsiskaitoma, tai jų reikalas, jeigu neatsiskaitoma, tai šito vietoj galima būtų netgi turbūt traktuoti kaip kyšį. Nežinau, čia turbūt reikėtų praktikuojančių teisininkų klausti, bet tiesiog, jeigu tai yra privatus fondas, Baltcap pavaldi įmonė investuoja į kažkokią privačią mokyklą ir paskui perduoda ją naudotis privačiam subjektui, kuris yra labai susijęs su politika, tai jeigu tai ir nesudaro kažkokių teisinių pasiekmių, bet bent jau visuomeniai tikrai gali kilti klausimų, į kuriuos, man atrodo, būtų gražu kažkada ir sulaukti atsakymų. Sulaukti atsakymų ne iš mokyklos valdytojų, nes be abejo mums nieko nepapasakos, nes yra suinteresuoti, o būtų gerai žurnalistų arba teisėsaugos institucijų. Tai va, tai reziumuojant, kai pakrypsta kalba apie kažkokius dalykus, kuriuose figūruoja Stepukonis, kuriuose figūruoja galimai Gabrielius Landsbergis su savo aplinka, arba bent jau šitą partiją, tai šito vietoje teisėsauga priema tokius nevienareikšmiškai vertinamus sprendimus. Daugiau vis dar klausimų negu atsakymų.
Tai dėl aplinkos ministro apsilankimo kalėjime aš norėčiau, kad šitos temos žurnalistai nepaleistų. Ir kažkaip reikia gauti normalius atsakymus, ką jis ten veikia ir ką jis ten veikia ir ką jis ten nuveikė. Nes tas po mėnesio apsilankimas pas Stepukonį, toks labai kreivokas. Tai va, dovanokit biškį Padrikos mintis, nes iš tikrųjų, ir šiandien dar kartą perskaičiau ir savo Facebook postą ir, žinokit, mane šokiruoja. Aš turbūt gal nesitikiu, kad gali būti tokio naglumo poelgis iš to paties aplinkos ministro, nes čia iš tikrųjų, reikia būti pakankamai naglam, kai tu buvai tas, kuris pasirašinėjo sutartį dėl nacionalinio stadiono, mėnuo po sulaikymo tas, kuris irgi iš kitos pusės pasirašinėjo sutartį, tu jį lankai kalėjime. Tai toks iš tikrųjų įžulokas dalykas, bet žiūrėkim, stebėkim, turit ką pakomentuoti, komentuokit. Viso geriausio.